Sveikučiai, brangieji. Žinau, labai seniai nesimatėm, vaje. Vis tai laiko pritrūksta, tai vaikai atsibunda, tai per dieną pavargus aš jau naktį nesikeliu, noriu miego, vis tingisi ir vis nedarydavau ASMR video. Dabar diena, bet mažylis užmiego, vidurinysis Lukas išėjo į darželį, jisai dar bus valandėlę ten, tai galvoju, reiktų su jumis susitikti, pašnekėti. Mes senokai nekalbėjom, nebendravom. Štai kokios gražios gėlytės, vakar sūnus nuskynė, čia yra medelis, bet tokie žiedai gražus, kad aš nufotografavau, man labai patiko jos, tai sūnus pamatė ir atnešė, sakau, tai nereikėjo skinti, tai sako, mačiau, kad tau patiko. Tai būtų dar pagavę, kas tai būtų, nes čia Anglijai negalima skinti nei medelio, nei krūmelio, iš karto bauda. Bet labai gražus žiedai, jau tokie gražus. Tiesa, rūžavos. Tai štai, turiu čia tokį žurnaliuką ir kelis lipdukus iš filmo Frozen, žinoto multiko. Tai sakau, suklijuosim lipdukus kartu, pašnekėsim šiek tiek ir viskas tokie šios dienos planai. O kas dėl ateities ateičiai, tai labai noriu ir žadu, vis planuoju, kad kiekvieną savaitę bus video, tik dar nesugalvojau dienos, kol kas neišeina taip viskas tiksliai, dar į priekį video neužfilmavau, kad galėčiau sudėlioti ir po to jau būtų tiksliai, taigi nenoriu kol kas apsimeluoti. Tai dar bus taip, kad kaip kada įdedu, bet artimiausių metų žadu tikrai padaryti taip, kad bus kiekvieną dieną ir bus tikslę dieną, kad jūs žinotumėt, jums bus geriau ir man bus, žodžiu. Bet čia ateities planai, bet netolimos ateities. Tai jau, kad vasara ateina, gult miegot ar po darbo pavargę, tai žinom, kad šiandien ASMR lietuviškai video ir įjungiam žiūrim. Na ką, reikia šitą, štai toksai okas, reikia kirpti, atidaryti jį ir pažiūrėsim, kas čia yra. Tai kaip nesikirps, reiks su žirklėm. Galiu pasakyti, kad šitą startinį paką, kad lipdukus man pirko sūnus, ne pati pirkau, o sūnus atnešė, sako, štai mama, bus tau video padaryk apie tai. Sakau, gerai, ačiū, padarysiu. Tai čia sūnaus užprašymas toks gaunas. Edgaro. Štai toks pakelis. Albumas 31 lipduko. Keli pokeliai yra jau iškart su lipdukais, kelis dar nusipirkau. Tiksliau Edgaras nupirko, bet žiūriu dabar, kad kur pirkti, tai yra mėlyni. O čia tokie rūžavai. Įdomu, ar čia ta pati bus serija. Nes čia kaip tokie kietesni, kaip kortelės. Nu ne, album stickers, tai aiškis tas pats. Žiūrėsim, kiek čia. 1, 2, 3, 4. Aha, ir dar 5. Štai yra 5 pokeliai.
ir dar 2 atskirai pirkti. Štai. Ir bandysim visus suklijuoti į štai šį albumą. Štai yra toksai albumas Frozen. Tai šiek tiek patrauksim gėlytes. Čia tokie dar irgi lipdukai. Kortelę galima skirtuką naudoti, pažiūrėsim. Čia kaip lipdukas jau kažkokį. Štai toks albumas. Čia iš 4, iš 6 lipdukų susidės paveikslėlį štai. Štai iš 3. Nu ir visas toksai taip daug lapų žiūri, nemažai. Čia dar lipdukai, toks popierius kietesnis. Užsisakyt kažką. Užsisakyt galima 40 stikelių. Čia toksai dar lapas, čia kaip plakatas bus. Frozen. Kokie įdomus. Čia tas pikčiurna. Kai bėgam. Vėl lipdukai čia reiks išsiimti juos. Klijuoti. O, kaip gražu. Štai taip. Na ką, pradėsim klijuoti. Žiūrim, ką turim. Nu ne, nepatikėsit. Kirpau, o čia uždaryta. Ne ten nukirpau. O Dieve. Bandysim plėšti. Ir kasgi čia. O, kokia gražuolė mažoji dar. Aha, 2 sesutės kartu.
Tai va, dar ką norėjau pasakyti, tai gal galit parašyti patys. Ir tada savo balsavimu nubalsuosit, kokią dieną norėtumėt, kad kelčiau tą video. ASMR kiekvieną kaip savaitę kelsiu, ne? Kurią dieną jums būtų patogiau būtent gauti ASMR. Taigi, galit man apačioje po šio video parašyti, kada jums būtų patogiausia gauti šios filmukus, kokią dieną. Padėsit man apsispręsti. Taip. Taip. Suskamba mano skaitas. Kaip visada sakau, dieną irgi sunku filmuoti, naktį irgi noris miego. Būna ir vaikai naktį prabunda. Baisu, kad iš lovos neliptų, nerėktų. O ir vis žiūri įdėtas tarp tokių įdėlį toks spalvotas vienas lebidukas. O, jau kiek daug turiu. O. Toliau žiūrim. Čia šis nekirptas. Kirptas kažkur. Neišsiema. Prilipęs gerai. Dar liko 3 keliai. Štai Ana stovi prie durų. Blizgantis, kaip ir sakiau, įsidėtas vienas blizgas. Oi, kokia gražuolė. Na, dar pasakykit, kiek jūs žiūrėjot šitą filmuką, ar vieną kartą, ar kelis, ar patiko. Kaip jums šitas filmukas? Aš žiūrėjau, man patiko. Teko su vaikais pažiūrėti. Įdomus. Bet vieną kartą mes žiūrėjom tik tai. Bet dabar žiūriu, kai kurių vardų neatsimenu. Tai gal reikėjo dar pažiūrėti. Bėga. Įplėšiau lipduką. Ai. Įplėšiau dabar. Bėga Elza, visur ledą palikdama. O, kaip miela, kaip gražu. Labai. Na ką, ir liko paskutinis. Štai. Na ir žiūrim, kas jame yra, dabar, kad neįplėštų lipdukų.
kokie gražūs paveikslėliai, o čia jau iš didelio viena dalis. Ohoho, koks sniego senis. Jėtus, kokia graži žiema ten, ne? O šitą jau turiu, atsimenu, pasikartojantis. Štai taip. Na ką, štai tiek. Daug lipdukų. Ką reikia bandyti, kurias vietas rasiu dabar klijuoti. Nežinau, kaip čia nuo ko ir pradėti. Aha, numeriukai yra. Labai gerai. Taip, bet jie, čia šiek tiek skiriasi. Taip, tai tie, kur kiti, tikriausiai yra, nes skiriasi nuo tų ružavų. Tai šita bus iš kito albumo. Nes va, dydžiai skiriasi. Padedam šitus į šalį, žiūrėsim, kaip čia bus. Taip, dabar. Čia taip. Rašom, žiūrėsim. Gerai. Reikėtų gal pagal numerį susidėti, bet tai 50, ne, iš artimesnių pažiūrime 6. Taip, yra 6. Ir 6 numeriukas bus čia pagal viską. Štai taip. Tikrai taip, kaip jį atplėšt. Oi, dar čia taip sunkiai man atsiplėšinėja. Taip, nusiema tas. Ir štai taip. Na, kaip ant popieriaus gali lips, taip tai nelabai lipnus toks atrodo. Lipdukas. Taigi dedam 6. Na, sorry už pašalinius garsus, mano mažoji katytė jau girdžiu dūksta. Taip, toliau žiūrim. Ojei, čia net keli šimtai, 218. 142. Oho. Gerai, artimesnių žiūrim, čia tolimesnė, čia taip. 49, 30, va, 10 radau. Žiūrim. 10 bus štai čia. Aha, kokia gražuolė, blizgantis tas lipdukas. Na, kaip čia man jį atplėšti lengviau, atklijuoti. Na, taip kaip visada, labai lygiai man sekas klijuoti, ypač dabar dar kaip prieš nosį kamerą. Sunkiau prieiti prie knygutės, reiktų nosį prikišti visai. Taip, kur tai mano šiukšliukai. Aha, šiandien. Toliau kokių dar artimesnių, taip, 23. Visa šeiminėlė. Mama, tėtis, Ana ir, ir vėl pamiršau vardą. Elza. Tikiuosi, koks vardas.
ilgokai čia man teks taip klijuoti. Taram, štai ir kartojasi dar toksai, matot. Ne, 24 čia. Galvau toks pats. Ai, ne, čia jie be tų mumiukų. O čia naisio 24 štai su mumiukais, tais akmenukais. Ten netaip matosi. Nieko aš nesuprantu. O tai va. Jau dėčiau į šalį, sakyčiau, turiu tą. O iš tikrųjų nieko aš neturiu. Oi. Au, prilipo. Na, man jau vienam lape netgi du. Neblogai. Taip, toliau dar turim 49, 30. Taip, 30 bus štai čia. Jėtus, kaip jūs tokius lipdukus atklijuojat? Pasakykit man tai nežinau čia. Žaidi su jais. Draskai tą kampuką, kur atsiklijuoja. Gal žinot kokį gerą būdą? Nes aš tai taip ir nesužinojau iš vaikystės. O ne, užsiklijuos vėl. Širanta buvo 30. Aha. Štai taip. Toliau yra 49. Ne, o šitą tokiam 7. O čia 50, va, 49. O šitas greit atsiklijavo. Jums patinka tas garsas? Man tai labai. Klijuojam. Taip, 27. Važiuojam atgal. Štai ir yra mūsų 27. Klijuosim. Taip. Ups. Sorry. Taip, toliau žiūrim. Kokių čia iš artimesnių dar turim. Taip, 26, 57, 29, 70, 58,
čia jau virš 165, 53, 28. Čia. Jau čia didelį. Ai, dar va 48. Gerai. Taip, taigi, 26, 28, 29. Taip, 29, štai čia. Girdžiu, ten dūksta, o ir lietus ateina pas mus. Parašykit dar man komentarą. Ojei, kaip kreivai jau. Parašykit man komentaruose, kada jūs žiūrite ASMR video. Ar prieš miegą geriausiai žiūrėti ir kad užmigtų tokia ramybė. Ar žiūrite, pavyzdžiui, ryte, kad būtų atpalaiduojama diena, ar po mokyklos, na, nežinau, ar po darbo, žodžiu, labai būtų įdomu sužinoti, kokiu metu jums geriausia žiūrėti ASMR. Pavyzdžiui, aš tai visada, kiekvieną vakarą žiūriu prieš miegą. Einu miegoti ir žiūriu. 26, štai čia. Man geriausiai su ASMR užmigti. Lietutis. Dideliais lašais kapnoja. Tai dabar 28. Įdomu, girdite jūs ar ne? Didelis lietaus lašus. Išlysim dar pažiūrėti, kaip lietutis lyja. Taip, na, 28. Oho, kaip. Klijuojam 28. Tararam. Taip, ką, pailsinam akis ir einam pažiūrėti į lietutį, ane? Žinot, dabar galvoju, kad jums čia net nesimato, kad lyja tikriausiai. Štai taip. Krat. Nelabai ir matosi. Šiek tiek, ne? Dangus štai koks apsiniaukęs. Saulės spinduliukų niekur nesimato. Štai kaip lyja. Per langą tik matosi. Bet jau saulytė ten toli matos lenda. Gal ir išlys. Nu, o štai čia mūsų mažoji princesė. Nebėk, pasirodyk. Murkė mūsų murkutė. Murkė, gražuolė, murkė. Nepabėg dar, pasirodė gražuolė. Bėga jau. Bėgsi jau išdykėlę.
Na ką, tai gal šiandieną tiek ir užteks. Man dar žinoma liko lipdukus suklijuot. Tai padarysim arba kitą kartą kartu, nes parašysit, ar jums kažkiek patiko, kad klijuoju lipdukus ar ne. Noriu žinoti jūsų nuomonę. Ir lauksiu jūsų komentarų, jūsų pasiūlymų, kokių jūs video labiau norite, kokie jums labiau patinka. Taigi, komentuokit, būkit drąsūs. Man jūsų komentarai labai reikalingi, kad žinočiau kaip ką. Ir komentarų žinoma bus atsižvelgta. Ir susitiksime jau kitame mano video. Tikiuosi, labai tikiuosi, katyte, palauk, kad kitą savaitę jau bus naujas video. Ir jo turinys priklausys nuo to, ką parašysite, ką pakomentuosite po šiuo video, žinoma. Kągi, laukiu jūsų idėjų, komentarų ir iki greito.